Maisto produktų technologai parenka reikiamas žaliavas maisto produktams ir gėrimams gaminti, kuria naujus gaminius. Stebi ir kontroliuoja technologinį gamybos procesą, tikrina gaminių kokybę, nustato, ar gatava produkcija yra reikiamo skonio, kvapo, spalvos. Apskaičiuoja ir analizuoja produkcijos išeigą, gamybos išlaidas, tvarko pirminę apskaitą. Gali dirbti įvairiose maisto pramonės, viešojo maitinimo prekybos įmonėse, dideliuose vaisių ir daržovių, pieno perdirbimo kombinatuose, įvairiuose žuvų mėsos konservų gamybos cechuose, duonos kepyklose. Aš esu Markas, man 16 metų. Domiuosi muzika, teatru, daile, groju mušamaisiais instrumentais. Ketinu studijuoti ir dirbti Lietuvoje meno srityje. Aš Kristina, esu Simono Daukanto gimnazijos 12-okė ir man patinka anglų kalbos, dainavimo bei teatro pamokos. Norėčiau studijuoti režisūrą užsienyje ir dirbti Holivude. Aš Jonas, man 17 metų. Mėgstamiausi dalykai – fizika, matematika ir chemija. Svajoju studijuoti mechatroniką ir sukurti savo robotą. Laisvalaikiu lankau kovos menų treniruotes. Marius Grigas, privačios duonos kepyklėlės bendrasavininkas, kuria naujus savo įmonės gaminių receptus. Darbo stažas 17 metų. Baigė profesinius kursus Austrijoje. Pirmą duonos receptą sukūriau 17 metų. Mes su šeima tais laikais prekiaudavom turguje duoną. Ir stovėdavau aš už prekystalį ir žiūrėdavau, ką žmonės valgo, ką jie nori. Tuo metu aš pardavinėdavau tik tai 2 gaminius – saldžias bandeles ir batonus. Ir supratau, kad žmonėms reikia kažko daugiau, nei vien tik tai tų 2 gaminių. Sakydavau tėvam, kad reikia mums kepyklėlę sukurti. Ir toje kepykloje jau pradėjau kurti aš tuos visus gaminius. Tik tai supratau, kad aš daug ko nesuprantu ir todėl man reikia ateiti į šitą sritį, eiti gilyn. 10 nuotolinių būdų mokymosi metų leido man perprasti giliau, sužinoti visas subtilybės. Kokia bandelė čia sunkiausia pagaminti kurią? Sunkiausia gaminti, aišku, yra prancūziškus ragelius, kitaip vadinamus croissantus, kuriems reikalingos sluoksniavimo mašinos. Ir, aišku, šalta temperatūra, nes sviestas greitai šyla, reikia, kad jisai neištirptų. Technologas nuo kepėjo skiriasi tuo, kad technologas kūrė gaminius ir organizuoja visą darbą. Kepėjas atlieka tik tai jam paskirtą užduotį. Technologo darbas organizuoti, kad visos grandys kepykloje dirbtų vieną paskui kitą, kad nebūtų nutrūkimų. Bet jeigu, pavyzdžiui, netyčia užsisajoja ir ten kažkur užtrunki ir per ilgai kepi? Taip, tai va tuo ir skiriasi tas močiutės pečius nuo šito pečiaus, kad čia yra skambutis. Čia yra tik tai 3 pečiai su skirtingom programomis. Didesnėse kepyklose tokių pečių stovi 10. Didelėje kepykloje įrengimai yra visai kitokie negu čia, arba kai kurių įrengimų visai čia nėra, kurios yra naudojamas didelėje kepykloje. Naudojamos maišyklės, tešlos dalintuvai, susukėjai tešlos, formavimo mašinos, svėrimo mašinos, viskas automatiškai, tiesiog užtenka išmaišai tešlą, sudėjai į bunkerį ir galima žiūrėti, kaip jau išeina gaminys. Tai yra pats paprasčiausias spurgų virimo aparatas. Čia yra pats mažiausias, didesnėse kepyklose jau būna labai didelių, labai ilgų ir labai įvairiausių formų. Kaip ir filmukus tipo rodo, įeina medis ir išeina ten koks nors ten, nežinau, arkliukas. Sako taip, ar kažkokia juoda dėžutė. Net išalkau pamačius tas spurgytės. Jos labai mažos, labai skaniai atrodo. Man labai patiktų kepti spurgas, jeigu jos pačios keptųsi. Mažose kepyklėlėse kiekvieną gaminį gamindamas tu įdėdis dalelę savęs ir visą laiką gaminys yra kitoks. Ko didelėse gamyklose niekada nepamatysi. Ir pirmas ir paskutinis gaminys būna vienodas. Didelėse įmonėse technologai priskirti konkrečiai gaminių grupiai. Kuo didesnė įmonė, tuo turi šakas skirtingas ir kiekvienai šakai technologas. Man labiausiai patinka kūryba, nes padarai nedidelį kiekį kažkokio tai naujo gaminio ir matai, ką reikia tobulinti, kažką tai reikia keisti. Tai galima tikti, kad, pavyzdžiui, maisto technologo profesija yra toks kaip savotiškas lyg menas. Turi būti pirmiausia kūrėjas, bet jisai turi kurdamas žinoti, kaip reikia kurti, kad būtų viskas teisingai. Reikia žinoti visą tą mikrobiologiją, tos procesus, kurie vyksta, fermentuojantis duonai ir augams. Mokyklos, kurios ruošia tos specialybės žmonės. Tenais mokomas chemijos ir vadybos pagrindų, kad sugebėti viską suvaldyti nuo gamybos pradžios iki gamybos galo. Gaminsime meduolį.
Tešla iškočiojama, kad būtų apie kokių 5-7 mm storį. Tu va čia yra jau per planą jinai. Gali kurti ir namuose sėdėdamas, gali kurti skrendant, gali ilsėdamas ir visą laiką gimsta mintis. Kai važinėjai po kitas šalis ir pamatai kažkokį kitą gaminį ir tavo galvoje iš karto užsimezga daug naujų minčių, kurias atvažiuoji čia ir bandai įgyvendinti, tik tai tiek, kad turi skonis atitikti ne to šalies, bet mūsų priimtiną skonį. Ragauti viską, žiūrėti, dėlioti skonius, o Dieve, kai man tai patinka. Pavyzdžiui, mokykloje būna merginos, kurios iškepa pyragus vien tam, kad atnešti ir pasidalinti su visais. Tai manau, kad tokie žmonės tikrai galėtų dirbti maisto technologais. Technologas kaip laivo kapitonas. Jisai stovi viršų ir žiūri, į kurią pusę reikia laivą pakreipti. Tik tai žmonės gebantis kurti sugebės tą įmonę visą laiką tempti į priekį. Visos technologijos labai smarkiai keičiasi ir ta profesija tikrai bus reikalinga ir kas ją pasirinks, tikrai niekas nenusivils. Kai ateini į svečius, atsineši duonos kepalą ir tas kepalas kažkaip tai greičiau už tortą ištirpsta, tai supranti, kad duona vykus yra. Va čia yra geriausias įvertinimas tavo darbo, tavo žinių ir tavo sugebėjimų. Meduoliai buvo tikrai skanūs. Aišku, aš nemačiau, kaip viskas vyko, bet iš skonio galiu spręsti, kad jo, jinai turi potencialą. Vadovauti kepyklai aš sugebėčiau, aš turiu tam reikalingų savybių, aš taip galvoju. Ir kurti receptus galėčiau, nes esu pakankamai kūrybingas žmogus, manau. Kristinai puikiai pasisekė iš tikrųjų iškepti, paskui tik sužinojau, kad ten buvo iš tikrųjų mano vardo pirmo raidė, bet dėja nepastebėjau, iškart viskas dingo, sulūžo, susivalgė ir net tik trupiniai liko lėkštėje.